caution in front, don't look at me, idiot! Labas rytas Lietuva, šiandien mudu su Karolina dalyvausime 10 km lenktynėse, tai yra British Heart Foundation lenktynės. Lenktynės skirtos labdarai. Karolinai tai bus pirmosios lenktynės, aš esu prieš tai bėgęs. Gal kas nors pamenat, klaipėdiečiai Smiltynėje vykdavo tokios jūrmylės lenktynės. Tai visas šitas bėgimas ir ateinantis bėgimai tai yra mano būdas pasiruošti Vilniaus maratonui, kur kaip ir prižadėjau dalyvausiu kitų metų rudenį. Tas kaip ir tikėjus? Jo. Tikėjus, kad taip šalta bus? Kai užsibukinam bilietus, kai užsiregistravom, gavom bus pavasaris, šiltas, geras, gražus oras. Saulė švies, galėsim pakempinti po bėgimo. Ne, taip nesigavo. Toli gražiai. Daktar, pasiruošus? Can your dog do 10K? Yeah. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Palinkėkit sekreto. Filmuot vienas malonumas, bėgiot irgi vienas malonumas. Filmuot ir bėgiot. Nesąmonė. Iki sausio mėnesio Karolina praktiškai niekad nebėgiodavo. Karts nuo karto išeidavo pabėgiot, bet nieko rimto. Porą kilometrų ir viskas. Aš irgi. Kai sužinojau apie šitas lenktynės, galvoju pasiūlysiu ir jai bėgti. Galvoju, reiks kartu su ją bėgti, bet nu nieko, galvoju, neskubėsiu, kartu prabėgsim lėtai. Aš net įsivaizduoju, kur dabar Karolina yra. Žinau tik tiek, kad jinai kažkur baisiai priekį ir aš baisiai atsilieku. Ką daryti, jeigu atsimuosi bėgti? Eiti parkelį ir pasisuksiu. Šitą bėgimą metu norėjau paaiškinti, kodėl aš bėgiauju ir kodėl daugiau žmonių turėtų bėgiauti. Aš esu toks žmogus, kuris labai nuoširdžiai nemėgsta laisvų dienų ir šiaip laisvo laiko. Pirmadienis mano mėgstamiausia diena, penktadienis yra mano nemėgstamiausia diena. Nemėgstu savaitgalį, nes savaitgaliais reikia susigalvoti, ką reikia veikti. O darbo dienom, žinau, kad turėsiu darbą, turėsiu ką veikti ir panašiai. Esu padaręs vieną video apie depresiją, siūlyčiau tikrai pažiūrėti. Nuoroda yra aprašyme. Man bėgiojimas yra vienas iš tų dalykų, kuris padeda kovoti su blogom nuotaikom, blogom mintim ir panašiai. Neturiu depresijos, tikrai nieko panašaus. Tiesiog, kai grįžti iš darbo, arba šiaip pavargęs, arba turi laisvą laiką ir kai tiesiog nėra ką veikti, kad nesidėti prie kompo, nežiūrėti serialų, ar nežaisti žaidimų. Pabėgiojimas yra pats geriausias būdas atsikartyti blogos nuotaikos, blogų minčių ir šiaip jaustis geriau. Pirmi bėgimai bus tragiški, skaudės viskas, nepatiks ir panašiai, bet po to bus geriau, po to bus fain. Po to bėgiojimas nebebus kažkoks sunkus darbas, kurį reikia daryti, o bus malonumas. Labai geras malonumas. Sakiau, kaip pasisupsiu, netikėjot manim. Kaip jau skauda. Dar liko 1,5 kilometro, kažkas tokio. Karolina jau ko gero finišavo. Aš apsimesiu, kad daug filmavo. Daug! Energy's right here! Yeah! You done 10K, you can do a sprint finish for us, come on! Valanda 10 minučių. Labai prastai, bet tai pirmas lenktynės. Taigi. Viena 12. 5 minutėm greičiau Karolina prabėga. Sakiau, kad greičiau prabėga. Baisiai pirms gyvenimo medalis, kurį gavau. Vos apsiverkiu išbėgus iš laimės. Sveiki!
Christian, it's your personal best. Well done. Thanks, yeah. Bye. Thank you. Galvoju, su mane lūpas bučiuos. Fainas senukas, bet biškai krypi toks. Tenkinta, bėgsim dar kartą. Jo. O, aš irgi patenkintas, reikia tik tai, jei kas norit žinot gerų apšilimų ir panašiai, pasakykit, nes pirmam rate, tai pirmas 5 km sustojau 6 kartus, antras 5 km iš vis nesustojau, nes pirmas 5 km baisiai kojas veržia, traukia ir panašiai. Tai, kas turit gerų patarimų, kaip apšilti ir panašiai, parašykit komentaruose ir jo, ir supratau, kad iki maratono dar toli gražu man. Taip, kad Vilniaus maratoną palauks. Na, dar turiu pusę metų, tai sugebėsiu kaip nors pasiruošti, bet ačiū Dievui, kad Londono maratono už porą savaičių nebėgsiu. Esmiausių dalykų apie šią religiją yra jų įsakymai, ir ko gero pats geriausias jų įsakymas yra, kad skraidančiam spagečių monstrui nereikia jokių bažnyčių, didelių aukų ir kunigų, kurių atlyginimai būtų labai dideli.